Kągi sveiki, mėly draugai, su jumis Go for Vape, šiandien su manim pirmas Zefyro brolis. Tai jo geresnis patobulinimas, galima taip pasakyti. Taigi Zefyras V2. Bro, it's lit. Kągi, štai mūsų gražuolės gulėjo ant stalo, kai matome čia lipdukas Zefyrus V2. Po šitą plasmasę matosi visai komplektacija, kaip ir anksčiau, kaip ir ant Beluso, kaip ir ant Zefyro V1 ir taip toliau. Šitoj pusėje Zefyrus V2, štai šitą čia originalumo patikrinimas, galima taip pasakyti. Čia vėl Zefyrus V2, čia barkodas, čia jo komplektacija, kaip pildyti mūsų kaitiklį bei keletą specifikacijų. Kągi, pakelkime šitas dvi rankenėlės juodas, vieną čia, kitą čia ir žiūrim, kas komplektacijai. Zefyras, sena gera galvutė ant 0,3 ohmų, papildomas stikliukas bei raudonos mėlynos tarpinės. Kai matome daugiau dėžutėje nieko nėra, tai galima atidėti ją ir plačiau pakalbėti apie mūsų patį kaitiklį. Uždėjau jį ant moldą, kad galėtumėt geriau apžiūrėti, kaip jis kur sėdi, kaip jis kur guli. Kągi, apžiūrėkime jį iš visų šonų. Štai maždaug taip aš pasuksiu. Čia matome Zefyras V2. Čia matome Airflow channeliai. 4 channeliai. Buvo anksčiau 2 tik tais pirmoje versijoje, dabar tapo 4. Taip pat, kuo jis dar skiriasi nuo jo brolio, nuo Zefyro V1. Skysčio įpylimas. Jis tapo labai patogus. Ir tada dabar pradėkime nuo viršaus ir pakalbėsime tuoj pat apie jį. Kągi, čia matome driptį palaikusi ant 2 ringų. Toliau matome mūsų patį skysčių įpylimą. Įsipila viskas labai gražiai. Štai taip pasisuka čia viskas, sukasi ir galima ramiai įpilti. Mačiau vieną problemėlę, kad kada įpilam pro čia, būna, kad pro šitą pusę išteka, kad ten būna susikaupę oro. Tad išteka biškis skysčiai, bet čia būna ne visą laiką, jeigu pas jūs gili pipetė arba ten mažas tas guminis kištukas, nieko nebus, viskas bus ok, kaip ir turi būti. Bet šiaip skysčių įpylimas labai fainas ir man labai patinka. Taip pat čia yra tokias kaip rankenėlės, kad galima paimti, kad būtų lengviau atsukti jūsų skysčio įpylimą ir viskas normaliai sukasi, niekur nieko nestringa, viskas labai patogu. Toliau mes matome mūsų naują spalvą O-ringų, dabar čia juoda, anksčiau buvo pirmoji versijoje balta, mėlyna, raudona, dabar šitoj silver versijoje juoda, mėlyna ir raudona. Taip pat yra šitas skaitiklis yra juodos spalvos, ten būna baltas, totaliai baltas tarpinės, šitas, kurias čia guli mūsų stikliuką laiko, mėlynas ir taip pat ir raudonas. Čia iš apačios atsinaujino mūsų Airflowas, taip pat atsirado nauja tokia viena funkcija Mouth to Lung. Čia reiškia, kad traukiame iš karto į burną, tik vėliau traukiame į plaučius. Kaip jinai atrodo? Kai matome, čia yra 1, 2, 3, 4 Airflow padavimai, galima taip pasakyti angos, bet kai matome, čia yra tokia viena maža štai šitoje vietoje. Ją galima pasukti ant vieno iš tų Airflow, tada kiti visi užsidaro, o veikia būtent šitas. Ir galima traukti iš karto pro burną, tik po to į plaučius. Tokia maža funkcija, bet nemanau, ar vertėtų vien dėl jos pirkti tokį kaitikliuką. Nes čia, žinokit, kaitiklis tiem, kas mėgsta vapor chasing, kas mėgsta cloud chasing, bet ne tam, kad rūkyti ją kaip cigarą. Taip, apačioj atsisuka labai gražiai, niekur nestringa, kaip ir visi kaitikliai. Kai matome firmą, UD, štai čia, taip pat Airflow ringas nusijama, viskas normaliai, norint buildint reikia atsukti šitą dalį, bet tuoj mes prie šito viską prieisim. Kaip ir visų kaitiklių, šito kaitiklio diametras 22 mm, aukštis 49 mm kartu su drip tipu. Štai taip, pamatavus kem 9 mm, taip 2 mm. Taip pat mūsų kaitiklė telpa 6 ml džiuiso, skysčio, likvido, kaip jūs vadinat, nežinau tiksliai. Bet užtenka, aišku, čia dabar naudoju Clapton coilus, tai kad man čia jo biškį ryja, nes garinu ant daug vato, ant 8, maždaug jokių dry heatų nėra. Kaip veikiant pasakysiu vėliau, labai panašiai kaip Belusą,
Tai, kad apie buildą mes pakalbėsim kitam video, ne šitam, nes šitas bus tik tais apžvalga būtent šito skaitiklio. Dabar tada atsukim ir pažiūrėkim, kokių dalių jis būtent susieja ir ką jis turi apačioj. Tai kągi, mes prieėmė prie pačio mūsų įdomiausio dalyko, bent jau mano manimu, čia mes matome mūsų atnaujintą RBA bazę. Štai maždaug tokiu būdu atrodo mūsų skylės, kurios yra milžiniškos, galima taip pasakyti, bent jau man čia tilpo ir Claptoną ir taip toliau. Štai tokie didesni varžtukai. Palyginus su Zephyro 1 RBA bazė, taip pat atnaujintas biškai Jewish Channel'e atnaujinti, matome čia dabar 2 skiltelių, galima taip jas pavadinti. Taip pat ir Vikingas dabar eina Beluso būdu, reikia ne per visą, o tik tais iki šito pirmo pragraužtos skiltelės, iki čia, bet apie buildą mes pakalbėsime gal netgi kitam video jau, nes šiam video nieko neplanuoju daryti. Štai tai viskas tai atrodo. Taip pat galima jį pakelti iki 100 W, 200 W, nebus jokių drahyto, kadangi channeliai čia yra iš tiesų nemaži. Vatos normaliai prigrūdus galima iš tiesų išgauti labai daug vatų iš jo. Maždaug tokia RBA bazė. Mūsų coilheadas visai nepasikeitė, kai matome į čia, taip pat stovi 2 spaced coilai po 5 wraps arba 6 dabar tiksliai nesu skaičiavęs. Mūsų taip pat skylės skysčio padavimui nepadidėjo. Šis coilas gali išgauti nuo 20 iki 50 vatų 0,3 ohmų. Taip pat norėčiau dar paminėti, kad būtent prie šitos beiso tinka ir senas RBA, taip pat ir seniai coilai nuo pirmojo Zephyro. Kągi, čia tas pats kepas, čia viskas taip pat atrodo. Manau, apžiūrėjome iš visų pusių, apžiūrėjome patį įdomiausią, tai mūsų RBA deką, kuris matosi štai čia. Taip pat čia užsisuka viskas taip pat. Viskas gražiai, viskas labai gražiai. Kągi, paskutinė nuomonė, ką norėčiau apie būtent šitą skaitikliuką pasakyti, kad jis yra iš tiesų favoritas visų skaitiklių, kurie dabar yra, aišku, nežiūrint į skaitiklių su Velocity deku. Ten jau yra biškį kita istorija, bet šitą iš tiesų verta pabandyti. Taip pat dėl garų kiekio priklauso taip, kaip jūs padarėte šitą būtent buildą, nes čia dažniausiai stovi 6-7 wrapsai spaced 0,4 arba 0,5 vėlos. Tad garų kiekis priklauso tik tais nuo jūsų buildo. Jeigu turite štai tokį coilheadą, pas visus bus tas pats, kadangi nieko čia naujo pas kiekvieną nėra. Tad, manau, kažkas tokio. Ir flow užtenka, skysčių pilimas geras, didelė talpa, iš kur jie greit, labai greit netgi skysti, aišku, žiūrint, kiek vatų garinat, aš tai dažniausiai pradės ant 50-60 vatų garint. Tai maždaug kažkas tokio. Dabar tada judame prie FaceTime'o, pakalbėkime apie jo minusiukus, apie jo pliusiukus, kaip jis man patinka, nepatinka ir baigsime šitą gražų video. Ok, tada dabar mes grįžome čia prie FaceTime ir pakalbėkime apie porą minusų ir apie daug pliusų. Pirmas pliusas čia yra daug patogesnis skysčių pilimas negu Zephyro 1. Reikia tiesiog atsukti, įpilti ir užsukti, nieko sunkaus nėra. O pavyzdžiui, Zephyro 1 reikėjo sukinėti, išiminėti gumytę specialią, tada įpilinėti, po to dažnai labai pamečiam šitą gumytę, reikės ieškoti, pirti ir taip toliau. Čia tokių dalykų tikrai nebus. Atsukam skaitiklių iš viršaus, užpilom skysčio ir viskas pagaminta, padaryta. Antras pliusiukas tai yra airflowas. Jis man iš tiesų patinka, taip pat galima garinti jį kaip cigarą. Čia aišku žiūrint kaip kas garina, ten yra žmonės, kuriem patinka mouth to lung, vieniem iš karto į plaučius traukimas, bet man šitas jis yra favoritas, kaip ir minėjau video, ir man yra iš tiesų labai geras. Toliau RBA bazė. Ji turi pliusą ir taip pat turi vieną minusą. Apie kurį norėčiau pakalbėti tik tais apie šitą minusą šitam video. Pliusas yra tas, kad ten yra didesnės skylės, būtent didesni postai, kas yra labai gerai. Dabar galima sudėti geresnius coilus, kaip Claptonus, ten visokiausius, ten kietus coilus. Aš dažniausiai dedu spaced, dabar aišku, čia yra Claptonai stovi, jie man labai patinka, labai daug garų, ant šiam vatų, nors galima iki 9 pakelti maždaug. Taip pat viskas labai gerai, bet yra viena problemėlė. Pavyzdžiui, čia yra mūsų skaitiklio bazė ir čia yra mūsų RBA bazė. Kai mes užsukame mūsų RBA bazę į mūsų skaitiklio bazę, vėlą galim statyti viskas labai lengvai viskas įsistato, galima buildinti ir taip toliau, galima apkirti nereikalingą vielą, čia viskas ok. Bet kai pradeda eiti kalba apie lyginimą, prasideda visas problemos. Norint sveikinti, reikia būtinai išimti RBA bazę, kadangi ten nėra jokio prieimo prie Jewish Channel'ų ir negalėsite pažiūrėti ramiai, kaip ten viskas, kur va tą guli, kur jos trūksta, kur jos per daug ir taip toliau. Tai, kad norint tai padaryti, reikės būtinai išimti mūsų RBA bazę.
tai yra, manau, vienas didžiausių minusų. Reikės ją laikyti arba ranką tokia mažytė, ten nežinau, kiek ten milimetrų ją, arba užsukti ant Zefyro 1, nes jį ten tinka. Tai, kad ten, pavyzdžiui, tai yra labai geras pliusas taip pat, kad Zefyrui 2 tinka ir nuo 1 Zefyro, tinka kola, nes jie tokie patys nuo 1 Zefyro taip pat, ir 1 Zefyrui tinka 2 Zefyro visi šitie pribambasai. Kągi, manau, tiek šitam video, tikiuosi jums patiko, pakalbėjau tai, apie ką žinojau, man iš tiesų jis labai patinka, nes noriu atiduoti į kitas rankas, kadangi jis tik mano. Žinau, kad jau daug iš jūsų, kas turit, manau, jis jums irgi labai patinka kaip ir man, tad man jis šiuo metu yra 1 vietoje. 2 vietoje tikriausiai Griffinas, kuris gal greit pas mane ateis, jeigu ten kažkaip sumastysiu viską. Tad kažkas tokio. Kaip ir norėčiau pasakyti gale visą laiką, ačiū visiems už peržiūrą, ačiū už jūsų subscribus, kurie visą laiką auga, ačiū už jūsų viewsus, už jūsų laikus, už jūsų komentus bei rašymą, kas blogai į PM arba į komentarus, kas yra labai gerai. Kągi, vapingas yra kaip vitaminų, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Ačiū, su jumis buvo Go for Vape, iki kito susitikimo.